Pasidalinkite patirtimi, kai perėjote iš 2-kartinio į 3-kartinį melžimą. Kodėl melžiate 3, o ne 2 kartus? Pasirinkimas dėl 3 kartų melžimo buvo padarytas dėl daugelio dalykų. Gyvulio sveikata, pieno kiekis, nesikeičianti rutina, tai sumažina gyvulio stresą, daug ramesnė atmosfera pačiam tvarke, gyvuliai neišskirti, draugės nepaliktos, gulėjimo vieta ta pati, šėrimo melžimo laikas tas pats. Šie faktoriai ir įtakojo mūsų pasirinkimą melžti 3 kartus. Kurias karves melžiam 3 kartus ir ar galima melžti pirmaveršiais? 3 kartų melžimas į mūsų fermą atėjo 2 etapais. Pirmuoju etapu mes melžiame tik šviežiapienės karves, įskaitant ir pirmaveršį. Nuo šių metų Liepos mėnesio pradėjome melžti visą fermą, nepriklausomai nuo laktacijos dienos. Kurią laktacijos dieną pradedam 3 melžimą ir kurią laktacijos dieną pabaigiam. Anksčiau mūsų fermoje prasidėdavo melžimas 3 laktacijos dieną, baigdavosi apie 200 laktacijos dieną. Šiandien, kai melžiame visą fermą 3 kartus, pradedam 3 laktacijos dieną ir baigiam likus 2 mėnesiam iki veršiavimosi. Tai iki pat užleidimo karvė melžiasi 3 kartus. Kaip grupuojate gyvulius? Yra 2 grupės. Pirmaveršių grupė ir vėlyvesnės laktacijos karvių grupė. Jokio kito grupavimo pas mus nėra. Karvė atėjo į savo grupę ir iki pat užleidimo, iki pat laktacijos pabaigos ir būna toje grupėje, kurioje pradėjo melžimą. Kiek pieno padaugėjo iš karvių, kurias pradėjo melžti 3 kartus. Iš tų grupių, kurias pradėjo melžti kartus, pieno kiekis padidėjo apie 20%.